Na, visų pirma, norėčiau pasakyti, kad meilė tai yra jausmas. Kai mes mylime, mes džiaugiamės, mes jaučiam pasididžiavimą, mes jaučiame malonumą būti kartu, norim palaikyti ir padėti. Tai dabar visą tai reikia perversti į meilę savo. Jeigu myli save, tai džiaugiesi savim, tai jauti savim pasididžiavimą, jauti malonumą būdama su savim, o nestengiasi nuo savęs pabėgti kitų žmonių draugiją. Nori savo padėti, nori save palaikyti. Vienu žodžiu, turime savo tada daug gerų jausmų. Ir dar vieną galėčiau pavyzdį pasakyti, vat, jeigu nežinai, kaip atrodo žmogus, kuris myli save, tai įsivaizduok, kaip elgiasi išmintinga mama, mylinti mama su vaiku. Kai tas vaikas, tarkime, nenori kažko tai daryti, tai ką jinai daro? Jinai bando tą vaiką įkvėpti, sudominti, jinai neverčia jo grubiai, jinai tariasi su juo, nekaltina to vaiko. Nekeikia, jeigu jam nepasiseka. Tai vėlgi taip reikėtų elgtis su savim, save myli. Bandyti save įkalbinti, jeigu kažko nesinori daryti. Nekeikti, susitarti, neversti. Galbūt bandyti save įkvėpti. Na, galima pasakyti, kad žmogus, kuris myli save, tai visų pirma yra sąžiningas prieš save. Jisai iš tikrųjų žino, ko jisai nori ir jisai jaučiasi atsakingas už savo laimę. Reiškia, jisai imasi įgyvendinti dalykus, kurie jam suteikia tą laimę. Jisai laiku pajaučia savo norus. Jisai patenkina ir išsako tos savo norus, jeigu negali pats vienas jų patenkinti. Jis aiškiai sako žmonėms, va, aš esu toks ir toks, noriu to ir to. Nu, prašom, priimkite mane tokį. Yra aiškus. Tai yra žmogus, kuris turi savo stilių, kuris nebijo elgtis būtent tai, kaip jam geriausia. Ir nebando tapti kažkuo kitu. Dar vienas dalykas, jisai, mylintis save žmogus, nemano, kad kiti jį turi padaryti laimingu. Jisai ir pats bando save padaryti laimingu ir pasiekti tai, kas jam geriausia, ir kitam suteikia laisvę elgtis savaip, kaip tas žmogus nori, galbūt egoistiškai. Ir tas žmogus, kuris myli save, jisai paprastai turi už ką save mylėti. Jisai galbūt turi kažkokių tai gebėjimų, jisai įdomus, jisai geros nuotaikos. Vienu žodžiu, yra aukštos savigarbos žmogus ir paprastai kiti tą patvirtina. Kaip sakoma, jeigu myli save ir gerbi save, tai ir kiti tave myli ir gerbia. Jeigu jautiesi savo gražus, tai ir kiti tave laiko gražiu. Tas iš tikrųjų pasaulis labai greitai patvirtina šitą pojūtį. Save mylintis žmogus daug, kaip sakoma, kaifuoja, daug jaučia malonumą. Ir tas malonumas nėra tada, kai pabaigsiu darbus, kaip kažką pasieksiu, kai užaugs vaikai. Jam dabar yra gerai. Jisai mėgsta savo darbą, jis yra aistringas, jisai gerai leidžia laisvalaikį, jam yra geras gyvenimas būtent šiandien. Ir jisai akivaizdu, jis yra geros nuotaikos, jisai nepervargęs, jisai sveikai jaučiasi ir jam su savimi yra gera. Likęs vienas, jisai negraužia nagų, nesikankina, jisai ilsisi, jisai gerai leidžia laiką. Ir dar svarbus dalykas, mylintis save žmogus, jisai linkęs duoti, nes jisai, kaip ir turi perteklių, jisai neblogai jaučiasi, jisai gali ir kitam atriekti tos laimės, nes jisai nuo to nenuskurs, bet būtent ne aukotis, o duoti kitam. Ir kita vertus, jisai ne tik tai duoti turi ką kitam, jisai labai džiaugiasi, jeigu gauna iš kito. Jisai nėra toksai, kur visiems tik tai prašom, o man nereikia. Ne, jam reikia ir jis labai tuo patenkintas.